jeigu aš turiu seifą, iš vis pro kur aš patenku į tas patalpas? Taip, tai iš tikrųjų šitai lokacijai patenkama per šitą pusę. Iš vidinio kiemo, ne? Iš vidinio kiemo. Ir klientas mato jau pirmą indikaciją, ar kažkas naudoja saugyklą. Tai ten yra lentelė, čia yra tiesiog indikacija, į šitą patalpą dar gali patekti keli asmenys. Tai patenkama su unikaliu kodu. Prašom. Gerai, vienas apsaugos lygis. Patenkama su unikaliu kodu. Aš kaip minėjau, šita saugykla yra mūsų pirmoji, kurią mes padarėm. Jinai yra įrengta bankinėse patalpose. Štai čia irgi buvo saugykla. Tai klientas patenka su savo kodu ir keliauja link pagrindinių durų. Dabar į saugyklą yra patenkama čia, suvedus teisingą kodą, plus yra ir daugiau verifikacijų, ne vien kodas, gal taip pasakysiu. Aha. Prašom. Ir į šitą patalpą klientas gali standartiškai užeiti tik tais vieną. Kai šitos durys užsidaro, tik tuomet galima patekti į pačią saugyklą. Tai jeigu šitos durys va dabar kaip yra neužsuktos, neuždarytos, negalima patekti. Taip. Tai vienintelė vieta, kur yra nefilmuojama ir kur yra pilnas privatumas, tai yra kliento kambarys. Ir kai klientas užeina į šitą kambarį, jis pasidaro visiškai privatus. Stiklas užtemsta ir čia klientas gali įsiimti savo turtą, susidėti jį ir tuomet keliauti į pagrindinę saugyklą. Okay. Ir čia daugiau žmonių negali būti? Ne, čia yra kiekvienas žmogus standartiškai gali užeiti. Jeigu aš atėjau, tai aš turiu laukti už šis viršui. Jeigu čia užeina du žmonės, iš tikrųjų saugykla automatiškai užsiblokuoja ir atvažiuoja į paštą. Tai pavyzdžiui, jeigu aš atėjau su žmona, tai su žmona negaliu ateiti? Ne, tai kažkuris vienas turės palaukti už durų. Supratau. Gal ir gerai. Ir jau patenkam į pagrindinę saugyklą. Šitą dizainą saugyklos ir visą technologinį sprendimą mes multiplikuojam. Ir su tokiu principu atsidarėm vėliau Kaune, tada sekė Klaipėda, praėjusiais metais atsidarėm ir Šiauliuose. Turim dar Rygoj, minėjau, Latvijoje ir Ispanijoje irgi dvi saugyklas. Tai Valensijoje ir Madride. Tai logika yra tokia. Atsirakinau, pasėmiau savo daiktus ir einu į tą apžiūros kambariuką, susitvarkau, kas man reikalinga, grąžinu, užrakinu, einu lauk. Taip, ten yra visiškas privatumas. Kiek kainuoja tokia paslauga? Priklauso nuo seifo dydžio. Pats mažiausias. Kaina prasideda nuo 19,90 per mėnesį. Su PVM. Žodžiu, apie 20 eurų per mėnesį ir aš galiu turėti jau savo skirelinį dėlę. Taip. Į kurį čia mes skaičiam, apie 1 000 000 eurų jau galiu pasidėti, ne 2 kg. Į šitą gal ne, bet į didesnį taip. Kuris seifas yra tavo? Šiaip aš naudoju šitą paslaugą. Aš naudoju šitą paslaugą išvykdamas atostogų. Tai irgi labai geras konceptas. Kiekvieną kartą, kai aš išvykstu atostogų, tam tikras vertybės atvežu į mūsų saugyklą. Galvoju, jeigu žmogų, nusikaltėliai paėmė žmogų su raktuone ir sako, dabar mes eisim ištuštinti tavo seifą, ar jis gali kažkaip saugoti ar ne? Nes jeigu jis pats ateis iki čia, tai vienas pats aš manau, kad išneš tada savo turtą nenusikaltėliam į viršų, kurie viršui laukia, ne? Ne, tada ir neišneš. Jisai labai saugiai užsiblokuos saugykloje, jie kartu neužeis, nes tik vienas žmogus gali užeiti. Okay. Ir tada jisai paspaus tiesiog pavojaus mygtuką ir iš karto atvažiuos ekipažai. Tai nebus taip, kad kažkaip išneš. O į patalpą irgi taip pat dviese neužeis. Saugumo prasme konceptas tikrai yra išdirbtas ir apgalvotas.